Statistika, tiesą sakant, yra negailestinga. 9 iš 10 startuolių žlunga. Ir dažniausiai dėl vienos labai skaudžios priežasties. Jie sukuria produktą, kurio tiesiog niekam nereikia. O kas, jeigu pasakyčiau, kad šios klaidos galima išvengti ir dar pasinaudojant įrankiais, kurie tikėtina jau dabar yra atidaryti naršyklėje, būtent apie tai ir kalbėsime, kaip rasti tikras, skaudančias problemas ir paversti jas veikiančiu verslu. Tas jausmas, kai atrodo, jog idėja geniali, bet galiausiai paaiškina, kad ji niekam nerūpi. Turbūt ne vienam teko jį patirti. Prisiminkime garsiojo Juicerio istoriją. Kompanija pritraukė milijonus investicijų tam, kad sukurtų, tiesiog labai brangią sulčią spaudę, kuris spaudė sultis iš jau paruoštų pakelių. Produktas, kurio realiai niekam nereikėjo. Pažiūrėkime, kaip išvengti tokio likimo ir nuo pat pirmos dienos kurti tai, ko žmonės iš tikrųjų nori. Gerai, tai kodėl būtent Reddit? Kuo jis toks ypatingas? Skirtingai nuo kitų platformų, kur dominuoja pramogos, Reddit yra suskirstytas į tūkstančius mažų bendruomenių, vadinamų subredditais. Ten žmonės diskutuoja apie viską, nuo programavimo iki retų augalų auginimo. Įsivaizduokime, kažkas galvoja sukurti augalų priežiūros programėlę. Pasidalinus idėją r/gardening subreddite, galima sulaukti 100 komentarų, kurie atskleis, kokių funkcijų žmonėms labiausiai trūksta. Iš esmės, tai nemokama rinkos analizė per kelias valandas. Štai koks planas laukia. Pirmiausia, aptarsime, kaip su dirbtiniu intelekto pagalba atrasti nišas, apie kurias galbūt net nepagalvotumėte. Tada, remdamiesi konkrečiais duomenimis, patikrinsime, ar toms idėjams apskritai yra paklausa. Po to nersime gilyn į Redditą ieškoti tikrų problemų ir galiausiai visą tai sujungsime į konkretaus produkto idėją. Štai puikus pavyzdys. Populiarusis odos priežiūros prekės ženklas The Ordinary gimė būtent iš diskusijų Our Skincare Addiction subreddite. Ten įkūrėjai suprato, kad žmonėms be galo trūksta skaidrumo ir paprastumo kosmetikos pasaulyje. Taigi, Reddit nėra tik socialinis tinklas. Tai yra milžiniskas, nefiltruotų tikrių žmonių nuomonių šaltinis. Svarbiausia čia – išmokti klausytis. Visam šiam reikalui prireiks vos 3 įrankių. Pirmas – Reddit, kuris bus mūsų problemų ir skundų lobynas. Antras – ChatGPT, kuris veiks kaip asmeninis analitikas, padedantis apdoroti didelius informacijos kiekius. Ir trečias – bet koks SEO naršyklės plėtinys, kuris bus greitas realybės patikrinimas, parodantis, ar kas nors apskritai ieško sprendimo. Gerai, gana kalbų. Laikas veikti. Dabar pamatysime, kaip dirbtinis intelektas gali tapti mūsų partneriu, ieškant tų paslėptų verslo perlų ten, kur galbūt net nesitikėtume jų rasti. Visas procesas veikia kaip piltuvėlis. Įsivaizduokime, pradedame nuo labai plačios temos. Pavyzdžiui, sveikata. Tada paprašome ChatGPT ją suskaidyti į smulkesnės dalis – mityba, sportas, psichinė sveikata. Ir galiausiai prašome dar konkrečesnių nišų, pavyzdžiui, mitybos planai veganams sergantiems diabetu. Ir štai, matote, per kelias minutės nuo labai abstrakčios idėjos nusileidome iki super konkrečios grupės su labai aiškia problema. Ir čia slypi visas grožis. Svarbiausia yra tai, kad mes neieškome idėjos sau, mes ieškome problemų, kurias turi kiti, net jei jos mums asmeniškai visiškai neaktualios. Tai leidžia išlikti objektyviems ir kurti tai, ko rinkai iš tikrųjų reikia, o ne tai, kas mums patiems atrodo šauni idėja. Gerai, tarkim, idėją jau turime, bet ar ji iš viskam nors įdomi? Čia į pagalbą ateina kieti duomenys. Tai lyg padaryti idėjai rentgeno nuotrauką, pamatysime, ar ji turi stuburą, ar, subirės nuo pirmo prisilietimo. Pavyzdžiui, sakykime, DI mums pasiūlė idėją įrankį KPI arba pagrindinių veiklos rodiklių skydeliams. Iš pirmo žvilgsnio skamba visai logiškai, ar ne? Juk visos įmonės seka rezultatus, poreikis turėtų būti, bet ar tikrai taip? Žvilgtelkim į skaičius. Ir kągi mes matom? Geriausias rezultatas pagal šitą raktažodį surenka vos 500 lankytojų per mėnesį. 500! Ką tai sako? Tai sako, kad net tapus absoliučiu rinkos lyderiu, auditorija būtų tiesiog per maža. Tai aiškus signalas. Idėja prasta, judam toliau. Gerai, grįžtame prie ChatGPT ir bandome dar kartą. Paprašome kitų idėjų produktyvumo temoje. Ir štai,
Iškrenta variantas minčių žemėlapiai arba mind maps. Jau vien pavadinimas skamba daug plačiau, tiesa, bet patikrinkime, ką sako skaičiai. Oho, 60 000 paieškų per mėnesį. 60 000. Prisiminkime tuos 500. Skirtumas milžiniškas, net 120 kartų. Čia jau yra labai stiprus signalas. Žmonės aktyviai to ieško. Štai čia ir slypi tikrasis potencialas. Gerai, atrodo, užkibome ant aukso gyslos, bet dabar reikia kasti giliau. Vėl keliaujame į Redditą, tik šį kartą misija kitokia. Nebeieškome idėjų, ieškome skausmo, konkrečių nusiskundimų, problemų, visko, kas erzina žmonės naudodamis dabartiniais minčių žemėlapių įrankiais. Tam yra labai paprasta, bet geniali gudrybė. Tiesiog Google paieškoje rašome site.reddit.com ir tada mūsų raktažodis, pavyzdžiui, Mind Map Generator. Ką tai padaro? Google ieškos tik Reddit svetainėje. Taip atsifiltruoja visas interneto triukšmas ir lieka tik grynos tikros žmonių diskusijos. Ir štai, bum. Aukso grynuolis. Vienas vartotojas rašo, visos dabartinės programėlės yra per sudėtingos arba reikalauja per daug rankinio redagavimo mobiliuosiuose. Tai nėra tiesiog kažkokia nuomonė iš lubų, tai konkretus skausmo taškas. Tai yra problema, kurią galima paimti ir išspręsti. Ir tai gali tapti pagrindiniu produkto arkliuku. Surinkus dešimtis, o gal net šimtus tokių komentarų, viską sumetame atgal į ChatGPT ir paprašome apibendrinti. Ir ką jis mums pasako? Iš esmės išryškėja 4 pagrindinės bėdos. Pirma, mobiliosios versijos tragišos. Antra, viskas per daug sudėtinga, per daug mygtukų. Trečia, didesnių žemėlapių tiesiog neįmanoma sukurti. Na ir ketvirta, nuolatinis premium funkcijų brukaliojimas. Puiku, visi namų darbai atlikti. Turime nišą, kuri yra paklausi ir aišku sąrašą problemų, kurias reikia išspręsti. Dabar pati smagiausia dalis. Sujunkime viską į vieną ir pažiūrėkime, koks produktas iš to išeina. Ir štai mūsų produkto koncepcija. Viskas super paprasta, jokių sudėtingų nustatymų. Įklijuoji tekstą, vienas paspaudimas ir gauni gražų minčių žemėlapį. Svarbiausia, viskas veikia idealiai telefone. Kiekviena smulkmena čia – tai tiesioginis atsakymas į tuos skundus, kuriuos radome Reddite. Bet palaukite, čia dar ne pabaiga. Pasėmus visą šią informaciją, nišą, skundus, produkto idėją, viską galima vėl sumesti į DI ir paprašyti – sukurk man nukreipimo puslapio tekstus. Ką tai reiškia? Kad nebereikia spėlioti, kokia antraštė veiks geriausiai. DI gali panaudoti tos pačius žodžius, tas pačias frazes, kuriamis kalba patys potencialūs klientai. Genialu. Pagalvokime apie tai. Visas šis procesas, galbūt trunka kelias valandas susikaupusio darbo, bet per tas kelias valandas nueinamas kelias nuo absoliutaus nulio iki idėjos, kuri patvirtinta duomenimis, su aiškiai identifikuotomis problemomis ir net paruoštais marketingo tekstais. Tai tiesiog neįtikėtina sparta. Ir svarbiausia, tai apsaugo nuo didžiausios klaidos – kurti produktą, kurio galiausiai niekam nereikės. Taigi, pabaigai klausimas pamąstymui. Kokią problemą būtų galima išspręsti pasinaudojus šią sistemą? Galbūt netgi šią popietę. Tikrai verta pabandyti. Galimybė slypi ten, kur mažiausiai tikimės.